Labas rytas, mėlieji. Šiandien mes esame sporto klube Forma Gym. Trenerė Sigita ir aš, Lina. Mes šiandieną jums pademonstruosime keletą pratimukų nugarytės mobilizavimui ir stiprinimui. Būtinai pradėsim nuo tempimo pratimų, kurie padės išvengti traumų. Ir galim pradėti nuo pirmo pratimuko, nuo nugarytės išjudinimo, kuris vadinasi katė. Mes stumsim nugarytę, įtrauksim pilvuką, iškvėpsime galvytę kartu su nugaryte ir leisim nugarytę žemyn, pilvuką paleisim, nugarytę išriesim galvytę ir taip pat įkvėpsim. Ir padarę darom keletą pratimukų, kol mes išjudinsim nugarytę. Kvėpuojame giliai, kai susiriečiame pilvuką, įtraukiam, iškvepiame, kai atlošiam ir išriečiam katino nugarytę, įkvepiam. Taip. Ir padarę keletą pratimukų šitokių, mes sėsim ant kulniukų, rankytės iš priekio, stengsimės rankytės stumti kuo tolyn nuo savęs, kad ištemptumėm nugarytę. Pabuvę pozicijoje šitoj apie 8-10 sekundžių mes galėsime pradėti šiandienos šio ryto pratimukus skirtus nugarytei. Ir sėsim tada, sukryžiuosime kojytes, sudėsim rankytes, taip, ir pasisuksim apvaliu judesiuku į vieną pusę, nugarą būtinai išlaikome tiesę ir į kitą pusę. Į vieną pusę, kai sukamės, įkvepiame, neužmirštame, kad kvėpavimas yra labai svarbus, ir į kitą pusę iškvepiame. Judiname apatinę nugaros dalį, juosmenį. Dar labiau paruošime nugarytę pačiam pagrindiniam šio ryto pratimui. Padarom tokių pratimukų 10-15 ir galime atlikti šio ryto patį svarbiausią pratimą, kuris yra skirtas nugaros apačiai daugiau, bet šis pratimas dirba ir viršutiniai nugaros raumenys. Gulsimės ant pilvuko, rankos prie šonų ir pakeliam viršutinę kūno dalį, įkvepiame, skleidžiame rankytės į šalis, užlaikom, iškvepiame, rankytės vėl spaudžiam prie šonų, įkvepiame ir grįžtame į pradinę padėtį, iškvepiame. Kojyčių nekeliame, keliame tik viršutinę dalį, įkvepiame. Iškvepiame, juk kiekvieną judesiuką užlaikom nuo 2 iki 4 sekundžių. Padarę šitokių pratimukų pakartojimų 15, mes galime pradėti gražią dieną ir sumažinti nugaros skausmus. Viso gero ryto.